Sveiki visi, su jumis yra Inacijo ir šiandien žaidžiame Minecraft privačiame serveryje. Taigi, galbūt jau mane atsimenat kaip iš praeitų video, kai žaidėme Skyblock privačiame serveryje. Tačiau mes tą mapą pakeitėme į paprastą survival mapą, nes pagalvojom, kad tai bus tikrai įdomu žaist. Tikrai, nes tenai buvo ribotas išteklių kiekis. Vienu žodžiu, tikrai buvo sunku žaist, gal tai būtų buvo įdomiau. Tačiau mūsų, kokia yra dabar komanda, tai yra mūsų yra dar ne per daugiausia, vos 5 žmonės su manim. Taigi nusprendėm padaryti paprastą survival ir pradėjom jį žaisti prieš porą dienų. Taigi, nefilmavau tos pačios pradžios, nes tikrai būtų buvo neįdomu filmuoti, kol aš ieškojau savo vietos gyvenamosios ir panašiai. Bet jau susiradau savo vietą gan neblogą ir pradėjau statyti savo namus. Štai galite pamatyti jau pamatus, kuriuos pradėjau statyti. Bet kol kas daugiau nebegaliu statyti, nes pritrūkau akmens. Jo, nes tikrai šitam namui reikės labai daug akmens. Aš pasisimsiu trumpam fly, kad parodyčiau. Čia maždaug bus didžiulis namas. Šitoj vietai bus pagrindinis pastatas, o iš tuose vietose bus tokie išlindimai. Net nemoku paaiškinti, kaip atrodys, bet tikrai turėtų gražiai atrodyti. Šituos dar aš prailginsiu gan, gal iki čia net, tikrai nemažai, kad atrodytų gan gražiai. Tai mano pirma chata, ką man pasakyti, bus šitoje vietoje, o čianai maždaug statysiu kaimelį, o toj vietoj, kur yra kalnai, dar net nesugalvau, ką galėčiau pastatyti, bet tikrai kažką pastatysiu, kažką tai sugalvosiu. Na, bet čia bus ateityje. Tikrai žaidžiam be jokių kodų, be nieko ir tikrai pradžioje dabar yra labai sunku įsikurti, kol viską mes pastatom ir panašiai, kol susirandam resursų. Na, dabar galim nueiti pažiūrėti, kaip gyvena mūsų kaimynai. Žinau, kad visai šalia manęs, tikrai visai netoli gyvena Arnas, irgi youtuberis, jo YouTube kanalo paliksiu apraše. Jis lygtais vadinasi Arnas Vup ar kažkas panašaus, žinau. Ir jis apgyvena visai tikrai netoli manęs, nežinau dėl ko. Šiaip tai galėjo šiek tiek toliau, nes aš tikrai plėsius gan daug, bet nežinau. Nu, žodžiu, jo. Jo, važinai, jo yra tipo namai. Jis čia gyvena. Na, toks namas, sakyčiau, visai mažutis. Bet visai fainas toksai, tikrai. Na, šį kartą gal ir pabaigsime šį video filmuoti, nes tikrai jums, man atrodo, nebūtų įdomu žiūrėti, kaip aš eisiu kasinėtis ir ieškotis resursų. Kaip prasme, kol kasius akmens. Nes tai tikrai užtruks daug laiko. Tai kitą video padarysiu, kai pasistatysiu daugiau savo namus, o galbūt kai jau baiginėsiu statytis, aprodysiu kaip kas yra. Ir labai atsiprašau už savo mikrofoną, kad girdite tokius triukšmus, tokius nesklandumus, vienu žodžiu. Tikrai labai atsiprašau, nežinau, mikrofonas tikrai yra labai senas, todėl jis ir pūliuoja. Vienu žodžiu, su jumis buvo GVP televizija ir iki kito karto.